Šioje vargšų turtuolių laidoje pasiprašė dalyvauti žymusis ir genialusis mūsų šalies baleto choreografas, visų laidų komisijos narys bei viena ryškiausių šou verslo kultūros figūra Ramūnijus Cicėninas. Pamatysime, kaip talentingai jam sekėsi įkūnyti tikro Vargetos vaidmenį. Visada sakiau, kad lietuviai kiaulės. Kiek gerų daiktų išmeta, nu? Ot padonkai lietuviai, nieko nenusimato apie kultūrą. Kultūros žurnalai, va. O štai ir netikėtas mūsų laidos režisierių parengtas siurprizas, apie kurį net neįtarė nei vienas iš dalyvių. Toje pačioje laidoje pasiprašė dalyvauti ir dar viena Lietuvos komisijų pasaulio žvaigždė. Žymiausias mūsų šalies mados renginių režisierius, visų kitų laidų komisijos narys bei viena ryškiausių šou verslo kultūros figūra Giedrenis Savickaitis. Pamatysime, kaip talentingai jam sekėsi susidurti su kitu talentingu Vargeta ir kuris vis dėlto iš jų talentingiau tai atliko. Pasitraukė! Ko čia stumdaisi, ką? Žiūrėk, tau Grand Batmanas. Pasitraukit, mielas, čia mano vieta. Ne, čia mano vieta. Nepatinka man. Kas jūs toks, prisistatykit, kas jūs toks. Prisistatykit, nepatinka man. Kodėl Mielas ponė. Mano teritoriją užpuolėt? Kodėl jūs... Mielas ponė, man nepatinka, kad čia mano daiktai. Kurie jūsų daiktai? Prašom išlysti, prašom nelysti, čia mano teritorija, mielas. Čia aš pasiemu savo. Atiduoti. Aš pasiemu savo, mielas ponė. Prašau nelysti, vat svoločiai lietuviai. Ir aš moku įsikūnyti ir tą labai gerai darau, geriau negu visi Lietuvos ir pasaulio aktoriai. Ir čia pat gal to įgimto talento dėka aš įsikūniau į tą bėdžių, į tą paprastą lietuvišką valkatą, nepabijosiu aš tai pasakyti, valkatą, bomžą. Suprantat, ir pajutau, kad tai iš tikrųjų rimti dalykai. Tai yra rimti dalykai. Nieko nesuprantu. Prašau, nedraskyti manęs už plaukų, prašau, nelysti. Mėly žmonės, pasižiūrėkite, į ką teatro režisierius pavirto. Padėkit jam. Į ką genijus šokio pavirto. Patiko šis projektas. Ėjau ne dėl to, kad save parodyt, ar dėl to, kad aš esu kviestinė žvaigždė, bet dėl to, kad pajaust tą žmogutį, kuris vaikšto tarp mūsų tų pačių žvaigždžių. Nes kiekviename žmoguje yra tas mažiukas skurdus ubagėlis. Nu pasitraukit, ponas, pasitraukit čia nuo mano. Dink nuo mano teritorijos. Va tau Batmanas, va tau. Ponas, ar tik čia ne jūs būsit, ką Ramūnijus? Šitokio Batmano, taigi niekas taip nedaro, nu. Aš nuo ką? Nuo ką? Nuo ką, kas pats būsi, ar tik nebūsi Giedrenis Savickaitis? Nu, už tos konkurencinės televizijos. Nusigyvenai, Ramūnijau? Nenusigyvenau, aš keliu tokios laidos reitingus, o tu? Ir aš laidos reitingus keliu. Tu žemini. Tu dabar žemini. Viena kamera, kuri filmuoja žemini reitingus, o kita aukštinam reitingus. Smirdi tau iš burnos? Man nesmirdi iš burnos. Niekada man nesmirdi iš burnos. Gerai, Ramūnijau. Genijams nesmirdi iš burnos. Tai ką? Genijus gali pasakyti piktesnį žodį, bet... Tai ką, apšyko mūsų prodiuseriai? Ir tave apšyko? Čia gal net nefilmuoja niekas? Nepatinka man. Patiko, kad Ramūnijus atėjo, išdrįso, nors seniai galvojau, kad jis yra toks dvasios ubagėlis. O, žiūrėk. Oho, keisti žmonės išmeta gerą daiktą, net pilnas. Mano. Tavo, svoločiau tu. Daryk. Nu. O. Tikras? Nu, pradėk, Ramūnija. Tai tu pirmas. Ne, tu pirmas. Nu, tu pirmas, kodėl? Tu pirmas. Kodėl aš? Nu, kodėl? Nu, tai tu keli reitingus, nu, davai daryk. Žinoma, žmogus negali gerti alkoholio. Nu, taigi tu keli reitingus, tu ir daryk, nu. Tai žinoma, žmogus negali reklamuoti. Nu, tai aš esu gal žinomesnis už tave, tai gerai aš nelabai galiu. Ir gerti. Ne, tai tu gerti. Ne, tai žinoma, žmogus negali gerti. Tai va, oho, ką čia man atstatei? Maistas pas juos nešviežias, gėrimai, kaip matėte, seni. Tas gėralas buvo 5 metų senumo, o aš pripratęs, aišku, yra vienas pliusas pas tos žmonės, kad tos vargšus, tas mūsų nuskriaustuosius, kad
kad jie viską, aišku, gauna nemokamai. Bet ir aš, pavyzdžiui, pripratęs taip, kad valgau tik banketuose ir furšetuose. Tas jų gyvenimas, tai kai tu neturi ko valgyti, ką aš turiu, ir neturi kom apsirengti, ką aš irgi turiu ir labai daug, man tiesiog perveria mano kaip jautraus žmogaus širdelę. Pasidarykit. Kaip sako, мастерство не пропьешь, Patogiai. мастерство не пропьешь ir genijaus tu nepaslėpsi. Supranti? Patiko man. Aš galiu ištiesti koją ir jau atpažįst. Va. Atsidūręs tame projekte, toje laidoje, aš supratau, kad net ir genijus gali verkti, suprantat? Ei, oi, va, ponia. Duokit. Miela ponia. Duokit, išmaldos, Miela ponia, ką? ponia. Ar girdit? Miela ponia, duokit man pinigėlių. Duokit pinigėlių, miela ponia. Pinigus, ką? Ką gaila? Kur duosi, gaila? Tik matos, kad turit. Matos, kad neišauklėta Bet esate litovcė. iš turtingos šeimos. Oi, Labai gaila. litovcai. Duoki, pinigų, duok. Svoločius nuvažiavo, nu. Neduoda pinigų. Va taip vat ir su kultūra. Mes esam kultūringi, išsilavinę žmonės, o čia iškart tokia duobė. Ir tu negali žinoti, vat, paprastas žmogus, vat, jis puola į tą duobę, mesgi niekada nepatirsim. Mes, vat, aš, kiti tai taip, bet aš, va, genijus, aš nepatirsiu, to nesužinosiu, jeigu net ne šitas projektas. Skaudu buvo pajusti tai, ko aš tikrai niekada gyvenime nepajusiu. Tai tas ir skaudžiausia gal, kad supranti, kad tu ir jis, tas mano personažas, nieko nesiskiria. Kad ir aš esu tas ubagėlis, tas nuskriaustas žmogus, kuriam labai visko trūksta. Man labai visko trūksta, man norisi dar būti daugiau televizijoje, dar daugiau komentuoti. Tai galiu pasakyti, kad nieko mes ir nesiskiriam. O man patinka visai Ramunė jau toks gyvenimas. Aš laisvas nuo tos išimtos televizijos ir turiu laisvą minutę. Nu ir gerai, ir man, tarkim. Va, ir galiu šokti. Ir aš galiu ir šokti, aš tada galiu pastumti. Čekiškas krikštalas. Patinka. Aš pajaučiau visą tą skausmą, visą tą netektį. Atsimenat, kaip aš Ir, užvertęs pirmą kartą? nu, suprantat, Jūs dar nežinojote. skaudu. O kas ne? Ir labai gerai aš tą perteikiau. Nežinau. Viskas? A kur honoraras už laidą?